TV3 televizijos administracija. Nors TV pagalba, socialinės pagalbos ir realių problemų sprendimo projektas, pagrindinis laidos tikslas suteikti pagalbą, tačiau TV pagalba neteikia pagalbos sunkios negalios žmonėms. Tai tikras įrodymas, kai TV pagalba tiksliau TV pagalbai didelius pinigus sumokėjo Pivašiūnų globos namų direktorius Sigitas Karlonas, kad jis nebūtų viešinamas per TV pagalbą, nes Sigitas Karlonas 17 mėnesių pasisavina iš sunkios negalios žmogaus 20% pensijos ir vienišo išmoką. Sigitas Karlonas 17 kartų padarė administracinį nusižengimą, 17 kartų pažeidė žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos atitinkamas normas. Kai paskambinau į TV pagalbą ir paprašiau pagalbos, papasakojau, kaip pasisavina Pivašiūnų globos namų direktorius iš neįgalaus žmogaus pinigus, žurnalistė sakė paskambis. Pasakė šią savaitę. Tačiau žurnalistė nepaskambino. Kitą savaitę tai pačiai žurnalistai vieną dieną skambinau 31 kartą, tačiau neatsiliepė. Iš viso į TV pagalbą buvo skambinta 50 kartų. TV pagalba neverta pagalbos vardu. TV pagalba padėjo Pivašiūnų globos direktoriui. Toliau savintis iš sunkios negalios žmogaus pinigus. Egidijau Knispeli, TV pagalbos vedėjau. Ar tau negėda kiekvienos dienos vakare meluoti ir sakyti, paskambinkite ir mes padėsime? Projekto vadovė, TV pagalbos prodiuserė. Prodiuserį. Andriau Žemaiti, ar tau negėda turėti tokią komandą žurnalistus, kurie taip nesąžiningai elgiasi ir dirba, padeda direktoriui, kuris padaręs 17 nusikalstamų veikų, pasisavina pinigus iš sunkios negalios žmogaus. TV3 komunikacijos vadovė Justė Razbadauskaitė, tavo komanda neverta pagalbos vardo. Nesi neviešindamas Sigito Karlono, kuris įvykdęs 17 nusikalstamų veikų, pasisavino
pinigus kiekvieną mėnesį, jūs nepaviešinę, o slėpę šitą žmogų, nes jūsų darbas yra padėti sunkios negalios žmogaus, o neslėpti, kuris vykdo nusikalstamą veiką, jūs prisidedate prie šio žmogaus nusikalstamų veikų.